Nesakau, kad visi ir nesakau, kad mokykloje to tikėjau, bet dabar suprantu, kad mokytojai yra irgi žmonės, kaip ir normalūs žmonės, nu tikrai ne visi mokytojai, bet still. Taigi duosiu 3 patarimus, kaip juos palenkti į savo pusę, kad gautumėt geresnius pažymius. Hear me out. Pirmas patarimas - išvenk to, kad tave pakviestų atsakinėti, kai nežinai to klausimo. Ir šiaip aš sakyčiau, kad jeigu tai neįtakoja tavo pažymio, neatsakinėk, nes aš buvau visada ta, kuri atsakinėja ir manęs dėl to ir klausdavo, tai tiesiog nuoširdžiai užknisdavo. Tai žodžiu, jeigu mokytojas žiūri į tave ir ieško ką rinktis, tu žiūrėk jam akis, nes dažniausiai jisai žiūri, kuris čia mokinys nieko nemoka ir galėčiau jo paklausti. Bet jeigu jis jau pasižiūri į tave, tai tu pradėk žiūrėti į tą mokinį, kuris iš tikrųjų norėtum, kad atsakinėtų. Gal tai kažkoks klasiokas, kurio nemėgsti, ar klasiokė. Ir taip psichologiškai veikia, kad tas mokytojas paims ir pats pradės žiūrėti į tą žmogų, kurį tu jam siūlai. Antras patarimas - atkartok mokytojo stilių, dėl to, kad mokytojai visada įsivaizduoja, kad jie rašo geriausiai, net jeigu ir jų, pavyzdžiui, rašinys nebūtų įvertintas 100, kas irgi yra possible, bet vis vien, jūs norit gauti geresnius pažymius, tai jeigu mokytoja parašo kažkokią tai pastraipą, duoda kažkokį tai pastebėjimą, bet geriausiai ypač jeigu duoda savo rašinį, jūs įkelkite rašinį į astrąją programėlę ir paprašykit tiesiog, va taip, kad jums parašytų kažką labai panašaus. Ir jeigu mokytoja rekomenduoja naudoti kokį nors konspektą ar ten, nežinau, situaciją iš istorijos, tai jūs irgi ją naudokit savo rašiniuose, kad ir ne kartą, o kelis ar visą laiką, jeigu tik tai tinka pagal temą, ir mokytoja tikrai vertins jūsų darbus geriau. Vien dėl šito. Ok, ir trečias punktas, ką galiu pasiūlyti, tai tiesiog jeigu jūs turit savirefleksiją ir įsivertinimą, pavyzdžiui, po rašinio rašymo ar po pastraipos kokios, visada vertinkit save aukštesniu balu, nes taip psichologiškai irgi paveiksit, palenksit mokytoją, kad jūs irgi vertintų aukštesniu balu, nes jeigu jūs jau iš karto galvojat, kad parašėt blogai, mokytoja galvos, nu jo, turbūt, kad ir parašė blogai, ir jūs gausit iš karto mažesnį pažymį. Tai 1 balu 100% galit aukščiau save vertinti, galit net ir 2, ne 2. Čia 3 patarimai realiai veikia, tai juos naudokit, bet naudokit atsargiai. Sėkmės.